gal dar spėsit pasidaryti, kaip pasidariau tortelį. Kaip pasidariau. Tortelį. Į kertuotą formą, todėl gavosi toks kertuotas. Tortelį kaip pasidariau. Paėmiau, pirmiausia reikia grietinės turėti vieną pakelį. Vieną indelį grietinės nusipirkti ir tą grietinę suplakti su cukrumi. Sakykime, stiklinę cukraus įpilti grietinę ir gerai suplakti, išmaišyti. Paskui 3 pakelių sausainių. Na, žinoma, kiek darysit šito kokio dydžio tortą, tiek ir sausainių reikia nusipirkti. Ir taip pat grietinės tiek dėti ar cukraus, kokio dydžio žiūrint darysit tortą, kokio dydžio, ar mažesnį, ar didesnį. Jeigu aš tai dariau iš 3 sausainių pakelių, geriau gali būti ir 4. Ir grietinės indelį suplakiau su cukrumi pirmiausia, paskui dėjau sluoksniais į formelę, į formą, kertuotą formą. Galim ir į apvalę formą, į kokią norim formą galim sudėti. Vieną sluoksnį sausainių, paskui tepam grietinės, kitą sluoksnį, paskui vėl į tą formelę sausainių vieną sluoksnį ir grietinės. Galim ir supjaustytų riekutėm bananų dėti, vieną sluoksnį dėti. Ir taip kaitalioti. Vieną sluoksnį sausainių, kitą sluoksnį grietinės. Ir paskui sutepam, sudedam viską į tą formelę, taip sluoksnį sutepam su grietinė sausainius ir paskui užpilau labai paprasto, galim kondensuoto penelio, kaip yra rūdas penelių, sumaišyti su grietinė ir uždėti ant viršaus, bet aš kakavos ir cukraus ir kakavą sumaišiau su cukrumi ir šiek tiek šaukštelį vandens. Ir užtepiau ant viršaus ir dar čia šokoladinę saldainę uždėjau. Ir gavosi, prašau, toks tortelis, labai gražus. Dar sausainių trupiniukų patrupinam ant viršaus ir gaunasi va toks tortelis. Kertuotas į apvalę formą sudėsim, tai gausis apvalus. Gal dar spėsit pasidaryti, dar šventės tęsis, kad ne tą dieną, kitą dieną, gal dar ir tą spėsit pasidaryti, šventės tęsis. Ir prašau, skanaus, pjaunam ir valgom. Išmokau pasidaryti tokį tortelį. Ačiū už dėmesį ir gerų, gražių, artėjančių švenčių ir laimingų naujųjų metų.